Sveiki, šiandien puikiai diena ir jaučiame tikrą pavasarį. Visus kviečiu apsilankyti mano naujausiame renginyje, parodoje Objektai. Pirmo Alytaus bibliotekoje. Kviečiu stebėti renginį, malonių jums akimirkų. Žinomiausio Alytuje fotografo, kurį jau žinome visi mes puikiai. Taigi dar kartą primenu tai Fausto darbais ir klausysimės Lino poezijos, kuri prabyla apie gyvenimą, jausmus ir žinoma akimirkų grožį, ką aš labai mėgstu dažnai sakyti, akimirkų grožį. Taigi pasinerkime į tą meninę atmosferą ir atraskime naujų įkvėpimų. O dabar žodį kviečiu tarti vieną iš parodos autorių, Liną. Ne tos akys, kurios meluoja, ne tos, kurios žaidžia su tavimi ir tave išduoda. Tik tos akys, kurios myli ir mylės tave visur ir visada, yra tikrosios. Tarp dabarties ir praeities dienų pasiklydęs žmogus ieško savęs ištirpusiame laike. Galbūt atleisti savo sunkiausia, o neštis per gyvenimą akmenį šalia širdies, pasirinkti kaliniu lemtį. Kai neviltis atvers duris į tavo sielą, ištart nei žodžio negalėsi, nes baimė sunkiomis grandinėmis sukaustys kojas ir rankas. O pabaiga pasaulio raganiaus prakeikimas, paskutinis ženklas, įspėjimas, nerimas širdį. Ir jei visų šventyklų durys bus tvirtai užvertos tau, galbūt tuomet mintis aiški, mažytis saulės spindulėlis į sielos tamsą prasiskverbs, nuodėmės visas geriausiam draugui išpažinti. Ir ši knygelė yra Intuicija, turi tokį pavadinimą su angelo sparnu. Ir idėja sukurti viršelį taip pat gimė, kad paryškinti jautrumą, paryškinti lietaus ašaras, tą vaizdą ir angelą su vienu sparnu. Kiekvienas iš mūsų turime intuiciją ir vieni mokame ją pasinaudoti, kiti nemokame, bet visi tai turime. Ir menas, poezija ypatingai padeda mums ugdyti tą šeštąjį pojūtį, intuiciją, pajausti giliau, suprasti, prisiliesti prie labai svarbių gyvenimiškų dalykų.